Elijus Danilevičius pristato Faktai apie vandenį. Vanduo – ne tik mūsų sveikatos, bet ir visos planetos gyvybės šaltinis. Vandens reikia išgerti bent 2 litrus per dieną, kad būtume sveiki, gyvybingi, oda skaisčiai švytėtų. Tačiau žinote kitus svarbius ir įdomius faktus apie vandenį, susijus su mūsų planeta, augalais ir oda. Pirmas faktas. Vanduo užima net 70% mūsų planetos paviršiaus. Taip, mūsų planetos vandens šaltiniai yra galingi. Jie nešioja maistą, šaltį bei šilumą po visą planetą. Tarp kitko, per kelias valandas srovė sunešioja daugiau vandens, nei visa žmonija bendrai sudėjus sunaudoja per metus laiko. Taip pat įspūdinga yra pats faktas, jog tik trečdalį planetos sudaro paprastas žemės sluoksnis. Antras faktas. Moksliniai tyrimai byloja, jog vanduo juda nuolatos. Dažnai nesusimąstome, tačiau visa mūsų Žemės planetos vandens sistema yra nenutrūkstanti ir visuomet judanti. Tai reiškia, jog pradedant nuo smulkiausių vandens lašelių, baigiant ramiuoju vandenynu, visa tai komplikuota biologinė sistema, kuri garantuoja gyvybę mūsų planetoje. Trečias faktas. Kitas dalykas susijęs su judėjimu – vandens migracija augaluose. Šis faktas panašus kaip ir antras, tačiau vandens pastebimas ir mažesniu lygmeniu – augaluose, pradedant jų šaknimis ir baigiant lapais. Net 80% jų struktūros yra sudaryta būtent iš jo. Tai byloja vieną dalyką – jis yra būtinas augalų išgyvenimui ir augimui. Ketvirtas faktas. Vanduo prateka įspūdingu greičiu. Nesvarbu, ar kalbame apie judėjimo planetos mastu ar augalų lygmeniu. Greitas vandens pernešimas yra reikalingas visai gyvybei palaikyti. Pavyzdžiui, vandens judėjimui sulėtėjus arba visai sustojus vienai dienai, medis sudžiūtų ir sunyktų. Jo šaknimis pilnai nuteka apie keli šimtai litrai vandens per parą. Sutrikus tokiai cirkuliacijai, sutriktų ir medžių būklė. Penktas faktas. Sveiko žmogaus odoje būtinas didelis kiekis vandens. Žmogaus kūne vanduo juda akvaporinais, specialiais kanalais esančiais odos ląstelių membranose. Vandens mūsų odai reikia visuomet turėti pakankamai, kitu atveju ji praranda švytėjimą ir natūralią savo išvaizdą ir sveikumą. Šeštas faktas. Vanduo mūsų odai svarbus ne tik dėl išvaizdos. Vanduo mūsų odai yra svarbus ne tik dėl to, kad jie atrodytų sveikai ir gražiai. Jo judėjimas organizme užtikrina ir tai, jog gautų pakankamai maisto medžiagų. Kitu atveju išblyšta ir papilkėja. Tampa lengviau pažeidžiama išorinių faktorių – vėjo, oro užterštumo, miego trūkumo. Septintas faktas. Vandens per dieną turime išgerti bent jau po 2 litrus. Minimalus rekomenduojamas išgertų vandens kiekis suaugusiam 2 litrai, tačiau tikslesnis kiekis priklausys nuo jūsų kūno masės. Svarbu pabrėžti ir tai, jog jei mėgstate vandenį iš organizmo varančius komponentus, pavyzdžiui kaip kava, jo reikės išgerti daugiau. Ekspertai rekomenduoja už kiekvieną kavos puodelį atitinkamai išgerti po papildomą stiklinę vandens. Taigi, sužinojot 7 naujus faktus apie vandenį.